ko gero ta istorija įsirašė į mano atmintį, bet jinai pasikeitė kardinaliai. Tiesiog, kada uždarė mūsų mokyklą. Žodžiu, atsikėliau ryte ir sakau, kažko man reikia pokyčių. Ir atsikeliu, Kardokų mokyklai reikia biologijos mokytojų. Tai pasiskambinau ir sekančią dieną susitikti ir atvažiuoju pokalbiui. Nieko nesuprantu, atvažiavau į mokyklą, bet aš nieko nesuprantu, kur ta mokykla, kaip ta mokykla. Supratau, kad jie supranta, kad aš nieko nesuprantu. Ir klausiu, tai kur mano darbo vieta bus ir Šarūnas taip ranką pakėlęs į šiltnamį. Čia šitų jurtų tai nebuvo. Sako, ten, šiltnamyje. Ir aš galvoju, dievuliau, ir aš paklausiau, sakau, ten yra koks nors kondicionierius. Abudu žiūri į mane ir šypsosi, supratau. Dirbau už kitoje klasėje pirmus metus ir praeitą vasarą, jau rudeniop, per vasarą šitos pastatė ir man Rita sako, Violeta, sorry, bet sako, tave perkelsim į kitą klasę. Ir aš galvoju, kodėl? Bet dabar aš tokia laiminga, nes čia yra gamtos klasė, šalia manęs upelis teka. Šalia manęs paukščiai čirškia, augalyje ir, tai yra tai, kas, žodžiu, fantastika, labai smagu. Ir matau visus vaikus, galiu stebėti jų emocijas, jų elgesį, kas irgi yra labai svarbu, labai įdomu stebėti vaikus. Jų žaidimus, jų bendrystę. Tai va, per šitą visą laiką, 3 metai, kai aš čia dirbu, aš esu labai laiminga, nes čia yra erdvė, kurioje vaikai gali jausti gamtą. Ne tik vaikai, mes patys tiesiog save einu per kiemą ir baisus garsas toks, čiulbėjimas, baisus pulkas, didžiulis pulkas paukščių. Ir aš atėjusi prie savo lesyklėlį supratau, kodėl ten triukšmas medyje. Nes jie pamatė mane ir reikalauja, nes ir vaikus taip pat mes ir daržą turim, ir šiltnamį turim, jau ruošimės pavasariniai sėjai. Vienas berniukas, kuris neidavo į biologiją, vieną kartą atėjo ir mudu pradėjom nuo Čepulio filmuko ir vis stabdžiau ir aptarinėjom. Tai dabar kiekvieną savaitę jis pas mane ateina po 2 kartus, tai labai irgi susidomėjęs. Ir paskui važiuodamas namo ir visiems pasakoju, ką veikia per biologijos pamoką.